Šypas iš manęs ir gėsau. Paklaus, Žiūzė, sako, tave vėl rodė. Tegul rodo, jeigu jiems patinka mano kadras, tegul rodo. Ką jis sako, jums nerodo, nepažinau jūsų. Nepažinau. Ne. Ar dabar, ar tada? Ir dabar? Ir tada, ir dabar. Aš nieko neatsimenu. Kažkas paveikslavo. A kas pakeičia mikrofoną, aš to nemačiau, tai man liepė kalbėti. Reikia sakyti sąžiningai. Išgėriau, nu. Kiek išgėriau, nebeprisimenu, kiek aš išgėriau. Negaliu pasakyti dabar, daug metų. Aš nieko negėriau, darbę, biškį truputį išgėriau ir važiavau namo. Tiesiai ir sakiau. Taip. Kaip buvo, taip ir sakiau. Jokių pasaukčių man nebuvo. Kiek išgėriau, tiek išgėriau. Nu gal aš biskutę pridėjau, kokie žodė, pargėris kaip buvau. Aš norėjau mėšlo pasivežti, bet sąlyga, kad mėšlo negavau, važiavau namo. Sėdau ant traktoriuką, kuzau įsiplojau, sėdau važiuoti namo. Ir primiškau ūkę mane pagavo. Mane sustabdė, nu ir sustojau, ir viskas. Nu ir... Girdus buvau, važiavau ir papuolau. Biskutė buvau įgėręs, sustabdė, klausiau, sustojau. Pasigėriau vakare, ne darbe, vakare. Ir važiavau namo. Na, Juozai, kiek jūs išgėrėt? Išgėriau, na kągi, 2 stiklinės išgėriau. Degtinės vyno? Tiek ir tiek išgėriau. Biskutą ir... Ir degtinį vyną išgėriau, 2 stiklinėlės mažiutės tokias. Ir degtinėlės 1 čerkelą, daugiau nieko. Reikia kažko sukti uodegą. Brigadniku nereikia išduoti. Bet jūs turbūt žinojat, kad po to reikės vairuoti traktorių, juk negalite. Žinojau. Su kuo jūs gėrėt? Gal draugus tuos prisimenat? Žinai, ką aš nepažįstu tų draugų. Aš nenorėjau draugų išduoti ir jiems ant savęs. Vienas gėriau. Geriau vienas kentėk, a ne draugai kenčia. Draugai savo kelias, aš savo keliuos. Suveinam, susitinkam, bendraujam. Kas jums pasiūlė? Ar jūs pats pirmas? Aš pirmą kartą nuvažiavau prisirašymus. Toks biški biskutė buvo, tik nedidelis. O kai prisirašymas, tai reikėjo gerti, aišku, reikėjo vaišintis. Čia jau tradicija. Nu, gal ir nebuvo tas, gal aš biskutę ir vieną žodį pasiklydau, panalavau. Tai jūs pradėjote dirbti toje statybos aikštelėje pirmą kartą, šiandieną pirmą dieną? Tai aš nebe pirmą kartą, antrą kartą ją dirbu. Na, o prirašymas pirmas buvo tik tai? Antras jau. Ir antrą kartą prisirašėt? Ne, pirmą kartą tik prisirašiau. Galiu nutraukė mano tuos fizionomiją mano. Mūsų abiejų. Nu ką darysi, kad taip likime? Nu, tai rodo, man garbė. Juozai, jeigu dabar mus matai, nepergyvenk dėl tos skolos už butą, mes ką nors sugalvosime. Ir dar, kaip ir prašei, daugiau nerodysime to tavo kadro, nebent pats to panorėsi. Linkėjimai Juozo draugams, gerbkite ir tausokite Juzę, kuris neišdavė jūsų 79-aisiais. Džiaukitės rudeniu ir būtinai važiuokite saugiai. Iki. Keliai mašinų žmonės, čia ta pati laida, kur jūs nufilmavote. Tada seniai. Tai malonu. Ačiū. Tegul būn Lietuva, mūsų garbinga. Ačiū. Viso gero. Viso gero.